imunoreguliatorius. Toliau kitas prie bioimunoreguliatoriaus priklauso Lindži grybas, kuris, kai sakiau, taip pat dvasinis grybas, jis labai gražiai mobilizuoja mūsų nervų sistemą. Tai yra, kas 5 žmogus turi problemų su kuo, su prasta nuotaika, ar ne? Arba dar ir daugiau lietuvių, čia, žinot, saulės nedaug, tai yra depresija ta vadinama. Arba mes labai, reiškia, depresuojam, tai yra nekalbėdami, arba depresuojam labai rėkdami. Tai va čia ir yra va šitas momentas. O Lindži juodasis grybas ką daro? Nuima jaudulį ir sukoncentruoja dėmesį. Nuima jaudulį, sukoncentruoja dėmesį, jis labai gražiai atstato smegenų mitybą ir atstato atmintį. Tai yra priešsklerotiniai pakitimai, o jeigu ir išsėtinė sklerozė ateina į pagalbą, arba tos sunkios ligos, tai yra Alzheimerio liga, Parkinsonas, arba epilepsijos, va tos visos vaikai ypatingai su epilepsiniais priepuoliais gimsta ir paskui tas augimo procesas, jeigu jis gauna va šitokio produkto, jis labai greitai pamiršta apie tai. Na taip. Tai va štai, ir jis dirba, kaip aš sakiau, su kraujagyslėm. Jis pirmasis pradeda, reiškia, dirbti su kraujagyslėm ir jas padaro elastingos. Jeigu kraujagyslės tampa elastingos, jum jaunystė sugrąžinta. Pas jūs nebus senėjimo proceso. Nei insultų, nei infarktų, tai yra jūs taip pat apsisaugosi. Tai va štai šis produktas, tai yra bioimunoreguliatorius. Toliau kitas produktas. Tai yra kita grupė, tai yra kas? Valymo sistemos. O dievuliau, prie valymo sistemos yra 5 produktai. Čia yra gal sena, tik nėra. 5 produktai ir dar prie valymo sistemos, labai atsiprašau, prie valymo sistemos aš galėčiau priskirti ir šitą 6 produktai. Jie didelį labai dėmesį skiria valymo grupiai. Nes mes turime šlakų ir toksinų pagal amžių nuo 3 iki 8 kg. Mes sakom, mes svorių auginom. Mes šlakus susikaupė daug šlakų, o jie labai daug sveria. Ir žinoma, kada mes išsivalom, va, pirmas toks mano valiklis, aš visiems ir siūlau, tai yra arbatėlė, nekalta, puer aukščiausios klasės arbata, kuri auga Sanjasaloje ir pietuose, medžiai, tokie dideli medžiai, rankinis darbas, lapai nuimami rankomis, brandinama 3 metai ir jis turi visų rūšių mineralų, vitaminų, aminorūgščių, to, ko žmogaus organizmui reikia, ir čia yra talpinama. Toliau yra kitas sudėtis ir kardiocepsas, ir krizantema. Jie labai vertina krizantemą. Pas juos yra geltonoji krizantema, kada jūs nuvyksit į Kiniją, būtinai parsivežkit tos arbatos. Aš visą laiką atsivežu, tai yra moterims ypatingai. Visais atvejais ta krizantema. Ir lytiniam organam, ir grožiui, ir į vonę galima nuovirą įpilti. Tai yra jaunystė saugo, oda tiesiog labai tiesiog apsaugo. Tai va krizantema ir jinai čia yra. Na ir kągi, jis ką daro? Jis valo lipidų šitą arbatą, antilipidinę ir reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai va ko mums daugiau reikia. Toliau valo labai gražiai druskas. Va druskos, tai jau tikrai išjungit. Valo druskas, pasakykit vėliau. Reiškia, valo druskas ir žinoma, jis pamaitina visų rūšių reikiamomis medžiagomis. Vieno kokučio užtenka pusantro litro užpilimui. Tai yra tikrai ir pavaišinti galima ir taip toliau, ir taip toliau. Kitą kartą gal mes šiek pasivaišinsim. Na va, toliau kitas valiklis, tai yra, čia yra kelių rūšių grybai ir įdėtas alijošius. Ką jisai daro? Jis valo šlakus ir toksinus iki sunkiųjų metalų, bet to jis išvalo ir sutirpdo visas apnašas, kurios yra suakmenėjusios. Arbata tirpdo smėliuką ir akmenėlius, taipogi arbata, jinai paverčia smėliukų, o paskui vandenį geriant, viskas išsiplauna. Ir lygiai tą patį funkciją atlieka. Šitas tik tai jis turi labai įdomią savybę. Kaip jūs žinote, mūsų žarnynas turi tokius, kvelžionėlius, kaip užmetimai tokie yra. Jo. Ir jisai ten tuose užmetimuose labai daug sankaupų yra maisto. Ir senėjimo procesai, kai prasideda, žinoma, tos sankaupos didėja ir jie tiesiog nebeapsivalo. Mes nevalgom tokio grubaus maisto ir nebeapsivalo. Ir štai va šitas produktas, ką jis padaro tokį kaip vamzdyną, patempia mūsų alijošius ir tiesiog iššaudina lauk, išsitirpina visus tos kampučius, jeigu yra apnašų. Va čia yra labai svarbu. O kada įsivalo tie visi kampučiai ir tos apnašos, vadinasi, jūsų jaunystė sugrąžinta. Jūsų žarnynas veikia puikiai. Tai yra skatina bifidum bakterijų gamybą ir virškinimo
virškinimas puikus. Jis veikia į du tokius pagrindinius, galima sakyti, dvi sistemas, tai yra į centrinę nervų sistemą, jeigu žarnynas yra labai surištas su centrinė nervų sistema. Ir taip pat visą, reiškia, imuninę sistemą jis reguliuoja. Jis labai atreguliuoja visą imuninę sistemą. O kuo man čia patinka tie produktai, kurį be paimtum, gertum, jis tas funkcijas sureguliuoja ir taip pat duoda gražią mitybą, visų rūšių mineralus, vitaminus, amino rūgštis, jūs viską aprūpina jūsų organizmą. Tai lygiai taip pat ir jis padaro. Aš laikau, kad 2 kartus metuose bent po dėžutę ar po porą dėžučių reikėtų apsivalyti, padėti savo organizmui. Arba sorbatėlę, nepamiršti save sorbatėlę. Ir dar, kad įvyktų toks kokybiškas valymas, mes turime labai puikų produktą, mes Meigoje pasta vadinasi, pagamintas iš rožių. Iš rožių, reiškia, jie augina plantacijas rožių, kuri yra oligosacharidai ir polisacharidai išgauti iš rožių. Ir jie ką daro? Skatina bifido bakterijų gamybą. Va čia. Ir dar vieną savybę turi labai gražų valgymą. Jį mes vadinam šluota. Va čia jisai iššluoja mūsų vidų. Kas yra mūsų viduje? Visi, reiškia, užsikapsulelį virusai, toliau vaistų likučiai, cheminių vaistų, dar maisto likučiai, jis labai gražiai. Ir dar tos pačios kirmėlytės, ten spalinukės visokias ir taip toliau. Tvarko ir šitie, mikrobus visus tvarko ir lygiai taip pat jis greitai išveda per išeinamą į žarnelę ir mūsų, na kaip galima sakyti, bananė konsistencija mūsų išmatų, 2 kartus tuštinės per dieną ir tai įgauni visiškai kitą veido spalvą. Patikėkit, kas valgo šitą produktą arba teisingai išsivalė, mūsų veido spalva absoliučiai skiriasi. Daugelis žmonių, kurie rūko, matosi ant veidelio, tai palieka nuosėdas. Daugelis žmonių ir išgeria alkoholio. Visi mes kažkada išgėrėm, aš dabar mažiau galbūt, bet kažkada tai viską darėm. Palieka tas nuosėdas. Ir va šitas momentas, tai yra nepaprastai geras dalykas. Bet kas svarbiausiai, kad tu nejauti diskomforto. Tu tvarkaisi, viską tvarkaisi, bet reiškia labai lengvai. Na ir kągi, dar vienas valiklis, tai yra, čia yra toks vadinasi, čia 5000 metų senumo tai formulytei, bet čia yra, žinoma, dabar paruošta šiuolaikiškai, pagal šiuolaikiškas technologijas, iš žolelių tokios žemčiugėliai. 6 tokie yra 6 dėžutės įdėtos žemčiugėliai, kurie toks siuliukas įdedamas į moters makštį. Visas mikrobų apvalymas yra per moters makštį ir gydymas kartu. Yra labai daug tų mikrobų, kurie apsigyvena ir pasidaro tokias cistas. Jie tiesiog tuose cistose tai gyvena, jie tiesiog ir audinį pragriaužia ir visą kitą, juk jiem reikia maitintis ir kartu tie mikrobai iki labai giluminių sluoksnių daeina, o kartais iki vėžinės ląstelės. Kas yra cista? Cista tai yra priešvėžinis toks slenkstis. Jeigu mes labai jų daug turime, paskui gali mūsų jau kai kurie organai ir sustoti ir iš tikrųjų ta funkcija gali būti labai pažeista. Tai va čia, va šitas produktas, tiek šlapimtakių, tiek inkstų sistemos, mums, reiškia, gydymas galimas ir taip pat cistos, miomos, visi uždegiminiai procesai gimdo. Ir tas vyras, kuris gyvena, apšvarino mūsų moterį ir paima tą išveda visą informaciją. Pavyzdžiui, mesgi daugelį, kai pagal 10 Dievo įsakymų ir pagal, reiškia, tikėjimą mūsų krikščionišką, mes turėtume meilę vieną turėti, bet kartais nepavyksta su pirma meilė. Būna ir pirma, ir antra, ir trečia meilė, ir dar mes ieškom kažko kito. O šitas produktas išveda tą senąją informaciją. Atsiminkit, o paskui aš kalbėsiu ir su reiškia, kitais produktais. Šis produktas turi tokią įdomią savybę, kad jis išveda tą informaciją. Ir moteris gali nebepergyventi, tarkim, jeigu apsilankė vėžinis susirgimas ir gimdos kaklelį išsigydė, vadinasi, vartojant kardiocepsą, vartojant lindžį, reiškia, grybą, jis išveda informaciją. Va čia ir yra, jis dirba su visais nematomais kūnais. Mūsų kūnas fizinis tai yra paskutinis, o čia yra mūsų kūnų daug, empirinis, mentalinis, kauzalinis ir taip toliau. Tai va štai va šitas produktas yra tuo efektyvus. Mūsų, kai nebuvo, dabar atsirado jisai, va dabar atsirado, aš važiuodama pasiėmiau šitą, o kaip neturiu irgi.
Tai va štai dabar yra pilnas sandėlys. Patikėkit dabar ant šito produkto, jūs kas dirbsit arba išbandysit pačios, tai yra turėsit labai daug padėsit žmonėm. Na ir kągi, dar kita grupė apart valymo, tai yra atstatomoji. Tai yra... Glosenas dar nepapasakė. Prašau? Gloseno nepapasakė. Gal seno nematot, nebeturiu. Dar yra toks produktas, galsenas, kuris reiškia tokia dėžutė, kuris yra pagamintas iš jūros dumblių. Ir ten yra įdėtas toks konžakas, išbrinksta tokios tabletės, o šitokios tabletės, va. Kas pirmą kartą, čia turi, kas pirmą kartą, va. Va tokios tabletės, va šičia, jo, išbrinksta jos. Ir ką mes darom? Mes dedam jos į vidų geriam ir apvalo šlapus ir toksinus nuo sunkiųjų metalų. Taipogi, jis labai stiprus valiklis. Bet dar jis turi įdomią tokią savybę, čia yra visų rūšių mineralų vitaminų. Kadangi kaip, jisai toks, reiškia, kaip kokybiškas maistas. Diabetikai paprastai naudoja šitą produktą ir jie labai gražiai pasimaitina. Na ir jis labai gerai valo limfą. Jeigu, pavyzdžiui, mes neturim kremo gero ar panašiai, arba norim kažkur šviesesnius būti tą dieną, tai mes uždedam tokią kaukę. Tada įdedam vieną tabletytę, kiseliukas pasidaro, ant veido įsitepi krūtis, va čia visur eini kažkur į vakarėlį, tos šviesi. Vadinasi, galima apvalyti ir per odą. Labai kita spalva gaunasi. Labai mes per tokias prezentacijas kars dedam į stiklinį ir visos mazuojamės. Jo, kai jau vyrų nėra, tai kartais, bet jau prie vyrų taip jau nėra, bet ir vyram tas pats. Labai gerai, tas pats fizinis kūnas yra ir vyros. Na va, tik oda šiek tiek jo. Dermis yra truputį kitas. Na va, na ir kągi, aš atrodo viską pasakiau, išvalymo sistemos. Ir dar vienas yra toks dalykas, ką aš čia turiu tik dovanėliai parodyti, tai yra kraujagyslių valiklis. Na, kraujagyslių valiklis yra skirtas kapitaliniam remontui. Kapitaliniam remontui. Aš visada sakau, jeigu nori bėgamai remontą padaryti savo, tai va čia tokius visus šituos. Ir žinoma, susitvarkysi. Bet jeigu jau yra daleista, kai yra pa žmogų 2-3 ligos susikabinę, ar ne? Aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, visų šlakų ir toksinų ten pilna. Ir štai va tos kraujagyslė valiklis atrodo taip. Jis paprastai duodamas dovanomis, kai ateinamės į didelės salės per sveikatos dienas. Ir šiaip, kas šiandieną pirmą kartą sudalyvauja, tai vat galėsiu padovanoti. Tai yra štai. Ir kas čia yra? Čia yra pagamino jį japonai, o kinai nupirko tą žinojimą ir dadėjo dar 28% vynuogių kauliukų ištraukų, jų institutas atidirbo savaip ir paleido į pasaulį. Tai yra soja, kuri valo kraujagyslės nuo apnašų. Apnašas visas valo. Toliau kraujagyslės tampa elastingos, o čia ir duoda ilgą amžiškumą. Jeigu tik mūsų kraujagyslė nesuragėjusi, o jinai ateina, reiškia, jau šitas produktas daveda iki tokių dalykų. Toliau jis labai greitai veikia į krešulius, jeigu, tarkim, įvyko avarija arba kokia tai, reiškia, toks tirštas kraujas operacijos metu nukeliavo krešulys, tai va jisai per 24 valandas paprastai sutirpdo. Na ir toliau jisai valo taip pat, valo kraują. Valo kraują, būna skystas kraujas, būna tirštas, arba daug riebalų, kai aš vadinu. Ir kepenim tada yra sunku, jau žinoma, jos ten blizgo kaip reikiant ir va štai. Tai va šitas produktas yra toks, tai yra atstato pilnai kraujagyslės. Tai va aš šitą produktą dabar tuoj pat greitų laikų pradėsiu vėl vartoti, nes man tai profesorius vienintelį produktą man dar paskyrė, kurį aš turiu dar pagerti. Kaip visada, nuo 60 metų jau visą laiką skrendant lėktuvu arba šiaip reikia būtinai turėti vieną kapsulytę ir išgerti prieš tai. Jūs nežinot, koks bus slėgis, nežinot, kaip dirbs jūsų kraujagyslės ir tai yra atsargos elementas. O jeigu jūs būsite pradėję pavasarį rudenį, žinoma, prieš insultinis, prieš infarktinis arba šiaip, kiek mes turime žmonių, kur mes sugrąžinom žmonėms sveikatą, kurie ruošiasi šuntajimo operacijai. Va, 2 mėnesių, po 2 mėnesių žmogus pasidarė tyrimus, pasirodo, operuoti nereikia. Tai yra, ko daugiau reikia. Ir jūsų darbusis akademikas Bredikis, su kuriuo man tenka dirbti, skaito paskaitas mano įmonėje, mes su juo labai gražiai bendraujame, draugaujame, jis štai ką pasakė.
Mėly žmonės, jeigu aš būčiau žinojęs tą produktą prieš 15 metų, aš labai daug taip pat padariau klaidų ir daugeliu žmonių negalėjau pateikti. Tai yra tikra tiesa. O tą, ką mes be abejo, jūs žinote, kad dabartiniu metu mes gyvename stresinėse situacijose, stresai įvairūs būna ir šeimose, ir finansiniai stresai, ir darbo stresai įvairūs, ten, kur mes nesusilaikom, mūsų tas pyktis įsiveržia ir pasirodo, kad cholesterolinės apnašos, tas blogasis cholesterolis formuojasi nuo stresų. 70% taip nuo stresų. O kada mes susitvarkom savo nervų sistemą, vadinasi, jau susitvarkom ir gerai tą blogai cholesterolį. Na, o tas blogasis, o gerasis cholesterolis, jis paprastai formuojasi nuo mūsų maisto. 30% maždaug įtakos turi maistas. Bet žinoma, geriausiai tai yra vis tiek be tų sviestą valgyti be abejo kurį reikia nuimti tą cholesterolį. Aš visą laiką ištirpinu ir taip toliau ir taip toliau. Daug yra paslapčių gyvenimiškų tokių, kur galima įsispręsti va tas problemėlės. Taip aš tai kraujagyslių valgyti.